judu prie trečiosios temos, nes be abejonės jūs jau dabar žinote vis giliau į mišką, vis daugiau klausimų. Ok, aš žinau, kad rekomendacijos yra efektyvus būdas, kad ten galima investuoti mažiau ir gauti daugiau. Aš jau žinau, kur tų rekomendacijų galima gauti, kokie šaltiniai. Tikėtina nusiskanavot savo praeitį ir įsivardinot, kokioj pozicijoje nuo 1 iki 10 skalėje, kiek stiprus jūsų rinkodaros iš lūpų į lūpos strategija yra šiuo metu ir jūs galvojat, man dar reikėtų kažką tai padaryti. Tai ką reikėtų padaryti? Tai yra pradėti kurti nuosekliai rekomendacijų partnerių tinklą. Ir yra toks gražus žodis lietuviškas tinklaveika. Angliškai ir aš šį terminą naudosiu, vis tiek jis yra labiau suprantamas, tai yra networkingas. Lietuvoje apie tai kalbama tikrai labai mažai ir aš džiaugiuosi, kad į Lietuvą ateina vis daugiau ir gerų žinių, ir gerų formatų, kaip jūs galėtumėte tą savo socialinį kontaktų tinklą plėsti. Bet pirmiausia, pakalbėsiu apie populiariausius mitus susijusius su rekomendacijomis ir networkingu. Nes labai dažnai šitas būdas yra nurašomas dėl įvairiausių pačių netgi kvailiausių priežasčių, tiksliau ne iki galo suvokiant, kas tai yra. Nes informacijos, kaip sakiau, trūksta. Tai pirmas mitas yra, kad rekomendacijos yra tokių mažų miestelių ir gal netgi reliktas iš praeities realybė. Tikėtina, įsivaizduojat, mažas miestelis, ar ne, jums reikia batsiuvio, jūs turite jį vieną ir jums reikia nuėjus pat batsiuvį, jums reikia pasisiūti marškinius, jis rekomenduoja jums kitą, tikėtina irgi nedaug iš didelio pasirinkimo siuvėją. Jums reikia, naujo vežimo, jums rekomenduoja račių. Mažose bendruomenėse networkingas buvo tas dalykas, tada jo taip nevadino, tačiau tai buvo tie bendruomeniniai santykiai pasitikėjimo pagristi, kuriais pasinaudojus klientai eidavo iš vienos gildijos pas kitą amatininką, pas trečią meistrą ir taip buvo keičiamasi klientais. Galima pagalvoti, kad šiandien mes turime didžiulės korporacijas, daug didesnį greitį, daug daugiau komunikacijos kanalų, verslai tarnauja daug didesnėms geografinėms teritorijoms ir būtent dėl to networkingas jau yra atgyvena. Tačiau ramiai pagalvojus, mes gyvenam ir susvetimėjimo amžiui. Tai reiškia, kai jūs nepažįstat savo kaimynų, kaimynai nepažįsta jūsų, jūs nuolat gyvenate, mes grįžtam į urvinio žmogaus situaciją. Jūs atsibundat savo urve, pakankamai anksti ryte, susitvarkot, pasiruošėt, nusileidžiat į kitą urvo parkingą, įlipat į šiek tiek ratuotą mažesnį urvą, važiuojat su juo į trečią urvą, kur susirenka dar krūvą urvinių, vėlgi įlendat į savo urvelį, dieną padirbat ir diena iš dienos viskas tas pats. Taigi jų žmogiškų santykių yra vis mažiau ir mažiau ir būtent dėl to networkingas yra ta naujoji, ypač tai akivaizdu pažengusiose ekonomikose, kur pasitikėjimo laipsnis yra daug didesnis, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose, ten networkingas yra viena pagrindinių bet kokio verslo net pačio didžiausio strategijų. Ir tai neišvengiamai taps ir Lietuvos realybė, nes tai veikia ir tai yra lengvasis kelias gauti klientų. Kitas mitas yra, vėlgi, kaip aš jau minėjau, jeigu klientai yra vienas iš pagrindinių būdų mums žinomų gauti rekomendacijų, tai labai dažnas verslininkas pardavėjas sako, man pakanka iš klientų gaunamų rekomendacijų, nes
neva jos yra vienintelės tikros, kitos yra tokios dirbtinės, dėl jų reikia ten kažką papildomai daryti, o klientai mane rekomenduoja natūraliai, vien dėl to, kad aš esu toks nuostabus ir mano paslaugos yra tokios geros. Ir taip ir ne. Labai patenkinti klientai tikrai rekomenduoja, jie dalinasi savo gerąją patirtim, bet jie turi būti tikrai labai patenkinti ir jūsų aptarnavimas turėjo būti geras, kad vertėtų aušinti burną dėl to. Jeigu klientai yra tik, taip, satisfied arba, patenkinti minimaliai, jie abejojo ir jūs rekomenduos. Arba labai ilgai krapštys galvą ir nieko kito geresnio neradę rekomenduos jūs. Bet pagalvokit, kas bus, jeigu jūsų klientai bus nepatenkinti. Tyrimais įrodyta, aš labai šiandien daug naudoju tyrimų duomenų tik dėl to, kad parodyčiau, kad tai, ką aš šneku, yra absoliuti tiesa, kaip bebūtų keista, ar ne? Tačiau jūs tikriausiai irgi girdėjot, kad nepatenkinti klientai kalba 11 kartų garsiau, daugiau, dažniau. Ir vadinasi, jums užtenka vieno nepatenkinto kliento ir 10 labai patenkintų. Ir žinutės intensyvumas bus lygiai toks pat pozityvus ir negatyvus. Tai spėkit, ar tai yra pats efektyviausias būdas gauti klientų jums. Tai yra pavojinga, nes jūs nekontroliuojate rezultatų. Bet taip, aš tikrai esu už tai, kad jūs prašytumėt rekomendacijų savo klientų, nes tai yra labai geras pagrindinis būdas, tačiau tikrai neturėtų būti vienintelis. Trečias mitas populiarus, kad networkingo būdu, visi, kas bandė networkingą, tai nueini į kažkokį tai renginį, susipažįsti su daug naujų žmonių, kai kada tos pažintis pasiteisina, o didžioji daly atveju nieko iš jų nelieka, tai vadinasi, networkingo būdu galima gauti tik atsitiktinius kažkokius tai užsakymus ar vertingus kontaktus. Galėtų tai pasirodyti. Iš tikrųjų, networkingas gali būti lyginamas su žvejyba, tačiau žvejojama šiuo atveju ne su meškere, žvejojama su tinklu. Nes taip kiekviena rekomendacija, kiekvienas jums naudingas kontaktas networkingo būdu atplaukia vis iš kitos pusės. Kiekviena rekomendacija nebus dviejų identiškų rekomendacijų vien dėl to, kad skirtingi žmonės rekomenduoja skirtingus žmonės skirtingose situacijose ir tai jums sudaro įspūdį, kad jūs negalite to kontroliuoti. Bet iš tikrųjų, jeigu jūs nuosekliai darysit veiksmus, kurie priklauso nuo jūsų, tai reiškia, išplėsit savo kontaktų ratą, apie ką mes kalbėsim, darysit susitikimus su tai žmonėm, jūs neišvengiamai nusimegsit tą tinklą ir į jį garantuotai ateis jūsų trokštamos žuvis, tai yra rekomendacijos. Ketvirtas mitas, vėlgi man labai patinkantis, yra, kad networkingas yra labai paprasta, greita, lengva, tiesiog nueini į kažkokį tai renginį, visiems plačiai šypsaisi, išpieškini tą savo pasiruoštą tekstą, susirenki daug vizitinių kortelių ir jau panetworkinau. Kaip taisyklė, iš to nieko labai daug nelieka išliekamosios vertės, nes networkingas yra lygiai toks pat įgūdis, kaip vairuoti automobilį ar žaisti golfą. Jau vien dėl to, kad jūs nusipirksit golfo lazdą, nuvažiuosit į kažkokius tai golfo laukus ir ten pamojuosit tą golfo lazdą, tai nuo to jūs netapsit gerų golfo žaidėjų teisingai. Tai lygiai taip pat ir nuėję į networkingo renginį, jūs netapsit tuo žmogum, kuris yra geras šitoje srityje. Nesvarbu, koks jūs socialus, nesvarbu, koks jūs komunikabilus. Networkingui reikia žinių, networkingui reikia patirties, tai tikėtina net pirmi 10, kurios susitiksit žmonių, pirmas 100, nei vienas iš jų netaps jūsų klientais. Bet jūs įgausit reikiamą patirtį ir jeigu taikysit
tas žinias, kurias ir šiandien gausit ir įgysit per patirtį, ilgainiui jūs galėsit tapti profesionaliu networkingo specialistu. Bet tam reikia laiko ir žinių. 5. mitas paskutinis, kurį aptarsiu dabar, tai yra, kad networkingo grąža yra neapčiuopiama. Tai reiškia, kad neįmanoma išmatuoti, kiek mano pastangos davė rezultatų. Ir kita vertus, jeigu aš naudoju tiesioginius pardavimus arba naudoju kažkokius tai reklamos būdus, ar ne, aš pavyzdžiui išsiunčiau 1000 reklaminių žinučių elektroniniu paštu ir man atsakė 3 žmonės. Ir aš galiu išmatuoti, kad mano reklaminės kampanijos efektyvumas yra 0,3%. Taip labai konkretu, tačiau rezultatas yra pakankamai menkas. Lygiai taip pat paskambinę 500 klientų telefonu ir padarę 7 pardavimus, jūs 493 kartus būsit sugaišę laiką eidami prie tų 7. Taigi, networkingo alternatyvos yra aiškiai apskaičiuojamos, išmatuojamos, tačiau jos nėra efektyvios. Ar įmanoma išmatuoti networkingo grąžą? Tikrai taip. Jeigu jūs seksit, iš kur ateina rekomendacijos, iš kur ateina jūsų potencialūs klientai, iš kur ateina tie klientai, kuriems jūs parduodat, jūs galėsit nesunkiai apskaičiuoti networkingo pastangų rezultatą. Jūs taip pat galite skaičiuoti ir veiksmus, kurie veda prie to rezultato. Pavyzdžiui, ir tikėtina, dažnam networkingas asocijuojasi su vizitinių kortelių kiekiu. Kiek aš susirinkau vizitinių kortelių naujų žmonių, tiek aš efektyviai padirbėjau tą dieną. Iš tikrųjų, pagrindinis matas networkingo veiksmuose nėra vizitinės kortelės, o yra kavos puodeliai. Tai reiškia, vizitinė kortelė jį apdulka, pasimeta ir labai dažnai virsta niekuo, neduoda jums jokio rezultato. Tuo tarpu, kai jūs pakviečiat žmogų kavos, yra gyvas ryšys, jūs daug daugiau vienas apie kitą sužinot, pažįstat, tikimybė, kad iš tos pažinties kažkas virs ir jūs gausit kažkokią tai grąžą, yra daug didesnė. Taigi matuokit, kiek jūs turit susitikimų su naujais žmonėm ir, aišku, nepamirškit išmatuoti, kokios tų susitikimų rezultatai, ar ne? Ar tie žmonės jums nukreipia rekomendacijas, ar jie tampa jūsų naujais klientais.